Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Shri Nitai. Shri Nitai Gaura Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda. Hare Krishna, brangus bhaktai. Šiandien skaitom toliau Šrimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Šiandien toliau skaitom 4 skyrių, Narados ir karaliaus Pračinabarpio pokalbį, 29 skyrius, 4 giesmė, 36-37 tekstai. Adhatmanorta bhutasya yato nardha parampara samshrittat vyavacheto bhaktya paramaya gurau vasudeve bhagavati bhakti yoga samahita sadrichinena vairagyam gyanam cha janyashiyati atmanorta bhutasya yato nardha parampara samshristat vyavashedo bhaktya paramaya gurau vasudeve bhagavati bhakti yoga samahita sadrichinena vairagyam gyanam cha janavishyati. Prabhu? Atmatmanorta bhutasya yato nardha parampara samstritistatya vyachedo bhaktya paramaya guru vasudeve bhagavati bhakti yoga samitaha sadririchena vairagyam
Janam Chanascha Janyasti. Mataji? Adhatmanorta Bhutasya. Yato Nardha Parampara. Samstritis Tatvyavachado. Bhaktya Paramara Gurau. Vasudeve Bhagavati. Bhakti Yoga Samahitah. Sadrichinena Vairagyam. Dyanam Chakjana Shyastyati. Gerai. Atmano Tata Bhutasya. Yato Nardha Parampara. Samstritis Tatvyavashido. Bhaktya Paramaya Guru. Vasudeve Bhagavati. Bhakti Yoga Samahitah. Sadrichinena Vairagyam. Gyanam Chajanya Sheti. Gerai, pažodinis Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki džai. Atha. Todėl. Atmanaha. Gyvosios esybės. Artha Bhutasya. Kuriai rūpi jos pačios gerovė. Yataha. Iš kurios. Anartha. Visų nepageidautinų dalykų. Parampara. Seka. Samstritihi. Materialioji būtis. Tat. To. Vyavačedaha. Sustabdymas. Bhaktya. Atsidavimo tarnystė. Paramaya. Tyra. Gurau. Aukščiausiam viešpačiui arba jo atstovui. Vasudevė. Vasudevai. Bhagavati. Aukščiausiam Dievo asmeniui. Bhakti Yogaha. Atsidavimo tarnystė. Samahitaha. Atliekant. Sadričinena. Visiškas. Vairagyam. Atsižadėjimas. Gyanam. Visiškas žinojimas. Ča. Ir. Džanyashati. Tikrai atsiskleis. Jei gyvai esybė iš tikrųjų rūpi jos pačios gerovė, ji turi atsikratyti neišmanimo, kuris neleidžia ištrūkti iš užburto gimimo ir mirčių ratų. O vienintelis būdas tai padaryti – nusilenkti aukščiausiam Dievo asmens valiai, priėmus jo atstovo globėjišką pagalbą. Jeigu žmogus netarnauja aukščiausiam Dievo asmeniui, Vasudevai, ir nėra jam atsidavęs, apie materialiojo pasaulio atsižadėjimą ir tikrąjį pažinimą negali būti ir kalbos. Šrilos Prabhupados komentaras. Šrila Prabhupada ki džai. Štai kaip gyvai esybei reikėtų atsiriboti nuo jos prigimčiai svetimos materialios aplinkos. Vienintelis išgelbėjimas Krišnos sąmonė ir nuolatinė tarnystė Vasudevui, aukščiausiam Dievo asmeniui. Visi nori būti laimingi ir pastangos siekiant tos laimės vadinamos rūpinimusi savo gerovę. Deja, materialiajame pasaulyje klajojanti sąlygota siela nenutuokia, kad viršiausias jos gerovės laidotojas yra Vasudeva. Materialiosios būties samštriti pradžių pradžia yra iliuzinė kūniškos būties samprata.
kurios pagrindų formuojasi tam tikros gyvosios būtybės ydos, anarthos. Iš esmės visos ydos yra proto gimdomi juslinių malonumų troškimai, kurie kaip tik ir lemia, kad gyvoji būtybė įsikūnija materialiame pasaulyje įvairiausiais fiziniais pavydalais. Štai kodėl mums visų pirma reikėtų pažaboti savo protą ir tokiu būdu išvalyti jo gimdomus troškimus. Naradža Pančaratroje šis procesas apibūdinamas taip. Sarvo pathyvi nirmuktam, tat paratvena nirmalam. Tik tada gyvoji būtybė ištrūks iš materijos nelaisvės, kai išvalys savo protą. Šrimad Bhagavatam 1 giesmėj, 7 skyriui, 6 tekste pasakyta. Anartho pašamam sakshat, bhakti yogama dokshadži, lokasya gyanato vidvamš, čakris atvata samhitam. Gyvosios esybės prigimčiai nebūdingas materialias kančias palengvins atsidavimo tarnystę, susiejantį ją su aukščiausiu. Tačiau daugelis to nežino. Štai kodėl išminčius Vyasadeva sudarė Vedų šventraštį Šrimad Bhagavatam, pasakojantį apie aukščiausiąją tiesą. Anarthas ydas gyvoji būtybė paveldi persikūnindama vis su nauju fiziniu pavidalu. Norint atsikratyti, reikia rinktis atsidavimo tarnystę viešpačiui Vasudevui, aukščiausiam Dievo asmeniui Krišnai. Šiame kontekste svarbi reikšmė tenka žodžiui guru, kuris verčiamas kaip sunkus arba aukščiausias. Kitaip sakant, guru tai dvasinis mokytojas. Mokydamas savo sūnus Šrila Rišabhadeva taip pat sakė: Gururna sa sijat, namo čajit jat samupėta mrityum. Kas negali padėti mokiniui ištrūkti iš gimimo ir mirties rato, tas neturėtų imtis dvasinio mokytojo vaidmens. Šrimad Bhagavatam 5 giesmė, 5 skyrius, 18 posmas. Materialioji būtis tai nenutrūkstama veiksmų ir atoveikių seka, kuris susidaro dėl įvairių rūšių karminių veiksmų. Karminiai veiksmai įsuka į gimimų ir mirčių ratą, kurį te gali sustabdyti tarnystė Vasudevui. Bhakti tai veikla susijusi su tarnystė Vasudevui. Vasudeva yra aukščiausiasis, todėl savo tarnystę turime skirti jam, o ne pusdieviams. Pirmoji atsidavimo tarnystės pakopa, neofitų stadija, tai taisyklių ir nuostadų laikymasis. Toliau plėtojantis atsidavimo tarnystį pasiekiama spontaniškos meilės aukščiausiam viešpačiui pakopa. Tačiau bet kurioje pakopoje svarbiausias bhakto tikslas – suteikti džiaugsmo viešpačiui Vasudevui. Kai bhaktas pasiekė atsidavimo tarnystės Vasudevui aukštumas, jis liaujasi vergavęs fiziniam kūnui. Kitaip sakant, nusikrato jam materialiame pasaulyje skirto vaidmens. Atsižadėjimas padeda jam įgyti žinių ir tapti nepriekaištingų viešpatės Vasudevos tarnu. Šri Čaitanya Mahaprabhu sakė: Dživėra svarupa haya, Krišnėra nitya dasa. Iš prigimties kiekviena gyvoji esybė yra amžinas Krišnos tarnas. Tarnaudama viešpačiui Vasudevui, gyvoji būtybė sugrįžta į savo normalų prigimtinį būvį, kitaip vadinama išvadavimu. Muktir hitvanatharupam svarupinav javyaštitich. Pasiekus išvadavimą, grįžtama į savo prigimtinį Krišnos sąmonės būvį. Įsisąmoninusi Krišną,
Gyvoji būtybė liaujasi tarnavusi materijai, atsisako veiklos, kuris skambiai vadinama tarnavimu visuomeniai, tautai, bendruomeniai, savo automobiliui ir kitų iš iliuzinių aš ir mano sampratų plaukiančių pseudotarnystės formų. Antrame pirmosios giesmės skyriuje rašoma: Vasudevai Bhagavati Bhakti Yogah Prayojitah Janyati Ashu Vairagyam Gyanam Shayat Ahaitukam. Atsidavimo tarnystė Dievo asmeniui Šri Krišnai pati savaime suteikia žinių ir pasaulio atsižadėjimą. Šrimad Bhagavatam, 1 giesmė, 2 skyrius, 7 tekstas. Kitaip sakant, mes turime atsidėti Vasudevos tarnystei ir atsiriboti nuo materialių troškimų, teorinių spekulacijų ar karminės veiklos. Gerai, tai dabar pasimelsim. Om Agyanati Vrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yane Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvi Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam Cha He Krishna Karuna Singho Dina Bango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Suti Devi Pranamami Hari Priye. Simonai dievybės jau pavalgė. Vančia kalpa trubasya krypa sudureva čia patitanam pavanebjo vaišnavebjo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Aš gimiau tamsiausių neišmanėlių, bet mano dvasinis mokytojas, pašvietęs žinojimo žiburį, atvėrė man akis. Su didžiausia pagarba jam lenkiuosi. O kadagi pagaliau Šrila Rupa Gosvamis Prabhupada šiame pasaulyje ėmėsis misijos patenkinti viešpatės Čaitanijos troškimą, suteiks man prieglobstį prie savo lotosinių pėdų. Aš pagarbiai lenkiuosi savo dvasinio mokytojo ir visų vaišnavų lotosinėms pėdoms. Su didžiausia pagarba lenkiuosi Šrilos Rūpos Gosvamio bei vyresnio brolio Sanatonos Gosvamio, taip pat Ragunatos Dasos, Ragunatos Batos, Gopalos Batos ir Šrilos Dživos Gosvamio lotosinėms pėdoms. Su didžiausia pagarba lenkiuosi viešpačiui Krišnai Čaitanijai ir viešpačiui Nityanandai, taip pat Advaitai Ačariai, Gadadharai, Šrivasai ir kitiems jų palydovams. Su didžiausia pagarba lenkiuosi Šrimati Radharani ir Šri Krišnai, jų palydovėms Šri Lalitai ir Višakai. O mano brangusis Krišna, tu nelaimingųjų draugas ir kūrinijos šaltinis, tu gopių valdovas ir Radharani mylimasis, pagarbiai tau lenkiuosi. Reiškiu didžiausią savo pagarbą Radharani, Vrindavanos karalieniai, valdovo Vrišabanų dukteriai, kurios kūnas yra lydyto aukso spalvos. Esi ypač brangi viešpačiui Krišnai. Pagarbiai lenkiuosi visiems vaišnavams, pasiaukojusiems viešpatės pasiekėjams, kurie yra kupini užuojautos puolusioms sieloms ir lyg troškimų medžiai gali išpildyti visų troškimus. Pagarbiai lenkiuosi Šri Krišnai Čaitanijai,
Prabunityanandai, Šiedvaitai, Gadatkarai, Šrivasai bei kitiems, kurie eina pasiaukojimo keliu. Tai va, perskaitėm vertimą maldų, kurias skaitom kiekvieną kartą prieš Šrimad Bhagavatam. Taip, tai dar kartą paskaitysim tekstus 36-37. Atatmanorta būtasya jeto nartha parampara samstrista vyava šėdo bhaktya paramaya gurau vasudeve bhagavati bhakti yoga samahita sadričininas vairagyam gyanam čadžant jasti. Jei gyvąją esybę iš tikrųjų rūpi jos pačios gerovė, ji turi atsikratyti neišmanimo, kuris neleidžia ištrūkti iš užburto gimimo ir mirčių rato. O vienintelis būdas tai padaryti - nusilenkti aukščiausio Dievo asmens valiai, priėmus jo atstovo globėjišką pagalbą. Jeigu žmogus netarnauja aukščiausiam Dievo asmeniu Vasudevui ir nėra jam atsidavęs, apie materialio pasaulio atsižadėjimą ir tikrai pažinimą negali būti ir kalbos. Taip, tai toliau tęsiam Narados ir karaliaus Pračinavarpio pokalbius. Ir į ką pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, kalbame apie gyvąją esybę, tai yra džyva arba atma, ir atkreipiamas dėmesys į jos gerovę. Ir šiame tekste sakoma, kad gyvoji esybė turi atsikratyti neišmanimo. Ką tai reiškia atsikratyti neišmanimo? Neišmanimas tai yra išsivadavimas, išėjimas iš samskaros, tai yra gimimo ir mirties rato. Kodėl mes turim išeiti iš gimimo ir mirties rato? Nes gyvendami ir būdami čia, materialiam šitam pasaulyje, mes įsivaizduojam esą labai laimingi. Mes įsivaizduojam, kad mes čia save realizuojam. Bet iš tikrųjų visą laiką vyksta nuolatinė kova su iliuzija, su maja, kuri kiekvieną dieną mus visus veikia. Ir Šrila Prabhupada yra gražiai pasakęs, kad nuo tos akimirkos, kai mes pradėjom užsiminėti dvasinę praktiką, nuo tada, kai mes pradėjom kartoti šventus viešpatės vardus, maja pradėjo mus atakuoti. Nes mes, ką mes padarėm? Mes paskelbėm majai karą. Ir visą laiką mes esame kovoje su maja, tai yra su iliuzija. Kodėl esam? Dėl to, kad mes norim tarnauti Krišnai. Mes mokomės tarnauti Krišnai. Ir šiame posme aiškiai parašyta, kad vienintelis būdas išsivaduoti iš gimimo ir mirčių rato, tai yra nusilenkti aukščiausio Dievo asmens valiai, priėmus jo atstovo globėjišką pagalbą. Ką reiškia nusilenkti aukščiausio Dievo asmens valiai? Tai reiškia, kad mes priimam viešpatės lotosinių pėdų prieglobstį. Bet kaip mes priimam viešpatės lotosinių pėdų prieglobstį? Mes priimam per paramparą. Ir kaipgi tai vyksta? Mes mokomės atsiduoti pirmiausia guru. Guru tai yra dvasinis mokytojas, bona fide dvasinis mokytojas. Ir mes mokomės per guru, per paramparą, per vyresniuosius bhaktus, mokomės tarnauti ir atsiduoti. Mokomės mylėti Krišną. Kiekvieną dieną, dienos iš dienos, jūs atrodo, kad jūs keliatės, darot kažką, lyg tai ta yra buitis. Kartais atrodo, sako, kad pasauliečiai žiūri mus ir sako, kad mes lyg tai viską tą patį darom, ką ir daro pasauliečiai. Bet mūsų veikla, kurią mes darom, jinai nėra materiali, yra dvasinė. Kiekvieną dieną viską, ką jūs darot dėl viešpatės. Jeigu aš einu, tarkim, į darbą, kiekvieną rytą keliuosi, einu į darbą ir aš atsikeliu su tą mintim, taip, mano darbas
taip pasižiūrėjus, atrodo, mano, pavyzdžiui, darbas, visiškai nesusijęs su Krišna. Kuom jisai gali būti susijęs su Krišna? Bet labai yra svarbu, kokioj nuotaiko aš einu į darbą. Ir kodėl aš dirbu, kokia motivacija, koks mano yra tikslas. O motivacija mano yra tarnauti viešpačiui. Tarnauti viešpačiui, o kaip aš galiu išmokti tarnauti viešpačiui? Pirmiausia, išmokdama tarnauti jo bachtams. O kaip prasideda tarnystė bachtams? Viskas prasideda mūsų galvoje, mūsų mintise. Ir jeigu aš pabundu su tą mintim, kam aš galėčiau šiandien pasitarnauti, kokiam bachtui aš galėčiau pasitarnauti, kam aš galėčiau suteikti nors truputį džiaugsmo šiandien, kažką tai padėti. Jeigu jau pirma mintis, kuri užsimezgė mano galvoje, yra apie bachtus, tai yra pirmas ženklas, tai yra geras ženklas. Reiškia, aš esu tame procese. Reiškia, tas daigelis, kuris yra mano širdyje, bhakti daigelis, jisai auga. Ką reiškia bhakti? Bhakti iš sanskrito kalbos tai reiškia meilė. Kas yra meilė? Meilė mylėti viešpatį. O kaip mes jį mylime? Pažindami jį. Pirmiausia, aš noriu pažinti save. Kaip aš galiu pažinti save? Užsiimdamas dvasinę praktiką. Nepažindamas savo kūną, fizinį kūną, tą grubųjį kūną, bet pažindamas dvasinę sielą. Nes aš esu dvasinė siela. Ir čia taip pat yra pabrėžiama, kad jeigu žmogus netarnauja aukščiausiam Dievo asmeniui, Vasudevui, ir nėra jam atsidavęs, apie materialio pasaulio atsižadėjimą ir tikrai pažinimą negali būti ir kalbos. Tai reiškia, kad tikras pažinimas, tas savęs pažinimas ir ėjimas pas Krišną, link Krišnos, nesvarbu kokie tie būtų žingsneliai, bet kiekvieną dieną mes einam link Krišnos. Aš negaliu pažinti. Jeigu aš negaliu pažinti savęs, aš nepažinsiu ir Krišnos. Ir toliau Šrila Prabhupada komentarė sako: štai kaip gyvai esybei reikėtų atsiriboti nuo jos prigimčiai svetimos materialios aplinkos. Ir vienintelis išsigelbėjimas, tai yra Krišnos sąmonė ir nuolatinė tarnystė aukščiausiajam Dievo asmeniui Vasudevui. Vaišnavų sampradajai pripažįsta viešpatį kaip aukščiausiai Dievo asmenį. Mes kaip žinom, mes esam personalistai, ne impersonalistai. Ir toliau Prabhupada komentarė aiškina, kad visi nori būti laimingi ir pastangos siekiant tos laimės vadinamos rūpinimosi savo gerovę. Prisiminus dabar Bhagavad Gita ir prisiminus Ardžunos ir Krišnos dialogą, labai gražiai atsispindi tas mūsų rūpinimasis, mūsų gerovė. Pirmiausia, kokią mes gerovę rūpinamės? Dažniausiai mes rūpinamės materialia gerovė. Kodėl? Prisiminkint Ardžuną, pačiam pirmam skyriui Bhagavad Gitos, kai Ardžuna pradeda vardinti priežastis, kodėl jisai negali kovoti mūšyje. Jo prisirišimas prie artimųjų, prie giminaičių, prie šeimos narių, prie mokytojų, kadangi kautynės lauke abiejose armijų pusėse buvo tiek jo šeimos nariai, tiek jo mokytojai, tiek broliai ir visi giminaičiai, visa giminė. Ką tai reiškia? Kodėl Ardžuna negalėjo kovoti? Kodėl jisai negalėjo eiti? Kodėl pradėjo drebėti jo rankos, mušti prakaitas? Ir labai gražiai Krišna jam parodė, prasidėjo pokalbis jau antram skyriui, kai Krišna pradėjo kalbėti su Ardžuna, Bhagavad Gitos antram skyriui. Ir Krišna labai gražiai jam pasakė: iš tikrųjų, visa šita kūniška koncepcija veda tave prie noro tenkintis. Nes Ardžuna sako, kad jeigu aš visus išžudysiu, jeigu mes išžudysim visus ir nieko neliks,
Tai kokia bus šlovė, turtai, žemė ir visa kita, kokia bus iš to reikšmė, tai nieko nereikš man. Ką tai reiškia? Tai parodo vėlgi tą prisirišimą prie fizinio grubaus kūno, to materialaus kūno. Ir Krišna puikiausiai Bhagavad Gitai atskleidžia, kad mes nesam šitas fizinis kūnas, mes esam dvasinės sielos. Ir tai labai stipriai pabrėžė. Ir Šrila Prabhupada šiame posme taip pat kalba apie kūnišką koncepciją ir pabrėžia sielą, kad mes esam dvasinės sielos. Ir toliau savo komentare rašo, deja, materialiame pasaulyje klajojanti sąlygota siela nenutuokia, kad viršiausias jos gerovės laidotojas yra Vasudeva. Materialios būties samsriti pradžių pradžia yra iliuzinė kūniškos būties samprata, kurios pagrindų formuojasi tam tikros gyvosios būtybės ydos, anarchos. Tai gyvoji būtybė, arba dar kitaip gyvoji esybė, turi 4 pagrindinius trūkumus. Tai yra gyvoji esybė yra linkusi klysti, jinai yra linkusi apgaudinėti, linkusi pasiduoti mai arba iliuzijai ir jos juslės yra netobulos. Ir kad juslės yra netobulas, mes galim susidurti kiekvieną dieną savo gyvenime ir tai matome kasdienėje veikloje. Pavyzdžiui, tarkim, aš vakar grįžau namo gan vėlai. Galvoju, man reikia ruoštis Šrimad Bhagavatam. Žiūriu, laiko mažai. Man reikia dar namų ruošos darbus pasidaryti. Dar tą, dar kitą. Ir jau prisėdau prie Šrimad Bhagavatam ir jau matau, kad viskas, aš noriu miegoti. Man akis merkėsi, smegenys atsijunginėja, yra riba, kiek veikia smegenys. Viskas. Paramatma jau man sako viduj, eik miegoti. Galvoju, palaukit, bet tai kaip aš dabar eisiu miegoti, o ką aš rytoj per Šrimad Bhagavatam pasakysiu? Kaip aš nieko nepasiruošus? Ne, aš vis tiek susikaupiau, sėdžiu ir galvoju, ne, aš turiu tą posmą paskaityti. Ir vis tiek skaitau ir jaučiu, kaip save prievartauju. Prievartauju save, negaliu skaityti. Bet ne, galvoju, turiu paskaityti. Ir realiai, žiūrėdama iš Šrimad Bhagavatam šitą posmą, realiai suprantu, ant kiek esu netobula ir kokios juslės yra, kaip jos stipriai veikia mus kiekvieną dieną. Ir ką jūs galvojat? Aišku, ten aš viską pasidariau, pasiskaičiau posmą ir galvoju, dar prieš miegą paklausysiu paskaitą. Guru Maharadžo neradau paskaitos, radau Bhakti Vigyano Gosvami Maharadžo paskaitą, galvoju, pasileisiu ir paklausysiu ir turėsiu rytoj jums ką papasakoti. Pasileidau aš paskaitą ir ką jūs galvojat? Aš užmigau. Nieko neatsimenu, nei kaip kompiuterį išjungiau, nieko. Spėjau, kad vyras, aišku, išjungė. Ryte šiandien nusistačiau žadintuvą, planas buvo toks. Prieš ateinant į Dvaraką paskambinti savo draugę į Airiją ir pasveikinti, nes jos šiandien gimtadienis. Sveikinu Lina, jeigu klausai, su gimtadieniu tave. Pagėdoti Hare Krishna Mahamantrą jai, planas buvo toks. Pagėdoti viską, tada išsimaudyti, apsivinioti sarį, dar prieš taip atlikti savo visas procedūras, kurias aš darau. Aš darau dabar detoksą, išgerti visas sultis, viską pasidaryti, susiruošti ramiai, ateiti prie altoriaus, tarnauti dievybėm, viską, aprengti viešpačius, išpuošti altorių ir taip toliau. Ir ką jūs galvojat? Neatsikėliau šiandien, pramiegojau, atsikėliau prieš 6 ir įdomiausia taip, kai pabudau, ateinu, stoviu prieš laikrodį ir žiūriu, nesuvokiu kiek valandų, visiškai. Žiūriu laikrodį ir nesuprantu, o kaip taip gali rodyti? 5 ten kažkiek, tai 50. Negalvoju, čia aš sapnuoju, taip negali būti. Taigi aš nusistačiau žadintuvą 4 valandą. Negaliu aš atsikelti 5:50. Ir vėl žiūriu. Ir smegenys ant tiek atsijungusios tokiam giliam miege, nesuprantu. Ką, tada man Paramatma sako, skambink rytą Anantarai. Aišku, aš paskambinau Anantarai.
Ačiū labai Anantarai, kad jisai išpuošė šiandien altorių ir aprengė dievybės. Anantara Kydžiai. Ir aišku, man jau viduj įtampa ir stresas. Pirmiausia, planas mano neišdegė. Aš draugės nepasveikino, aišku, su gimtadieniu. Antras planas, sulčių nieko aš neišgėriau. Puoliau, bėgau į dušą, greit rengiausi, bėgte atbėgau į dvaraką ir suvokiu, kad ačiū Krišna, kad leidai man bent jau padaryti šiandien dievybių sveikinimą ir guru pūdžą. Ačiū Ramani, kad tu atėjai pagėdot. Nes man buvo jau viduj tiek įtampos ir streso, galvoju, jeigu aš jau iš pačio ryto išdarinėjau tokias nesąmonės, tai galvoju, tai kaip aš paskaitą. Iš vis, ar aš galėsiu kažką pasakyti baktam, ką čia šiandien Krišna, kokią čia žinutę nori perduoti per mane. Tai va, tai mūsų jūslės, jos yra netobulos. Tobulas yra tik tai Krišna. Tik Krišna. Jisai tobulas ir išbaigtas. Tai va, toliau Šrila Prabhupada kalba apie mūsų ydas. Iš esmės mūsų visos ydos yra proto gimdomi jūslinių malonumų troškimai, kurie kaip tik ir lemia, kad gyvoji būtybė įsikūnija materialiame pasaulyje įvairiausiais fiziniais pavydalais. Tai va, mūsų protas, nuo mūsų proto priklauso iš tikrųjų labai daug. Kaip mūsų protas, kaip jisai suveiks, ko mes norėsim, kokie pas mus bus troškimai, apie ką mes galvosim. Netgi labai yra netgi svarbu, ką mes galvojam mirties akimirką, palikdami šitą kūną. Jeigu mes mirties akimirką galvosim apie šunį, tarkim, ar apie katę, mes galim gauti tokį kūną. Jūs pagalvokit, kaip tai yra rizikinga. Mes galim praktikuoti, bet vat mirties akimirką. Vat prisiminsim, tarkim, gyvūną, ne? Krišna, apsaugot mane, kad tik aš nepagalvočiau mirties akimirką apie kokį gyvūną. Taip, tai štai kodėl mums visų pirma reikėtų pažaboti savo protą ir tokiu būdu išvalyti jo gimdomus troškimus. Ir šis procesas, kaip aiškina Šrila Prabhupada ir cituoja Narada Pančaratrą, yra apibūdinamas sarvu paty vinirmuktam tai paratreina nirmalam. Ir gyvoji būtybė iš tikrųjų ištrūks iš materijos, kai išvalys savo protą. Ką reiškia išvalyti savo protą? Kiekvieną dieną, kartodami šventus viešpatės vardus, mes valom dulkes esančias ant mūsų širdies, kiekvieną dieną išsivalom dulkes ir lygiai taip pat mes valom protą. Nes mantra iš sanskrito kalbos reiškia proto valymas. Kiekvieną dieną atsikėlę iš ryto mes sukartojam šventus viešpatės vardus. Tuo metu, kai mes kviečiamės Krišną ir kai vyksta mūsų susitikimas su Krišna, mūsų pasimatymas, pati svarbiausia diena, pats svarbiausias laikas dienoje, tai yra mūsų susitikimas su viešpačiu Krišna. Šrila Prabhupada sako, kad pati svarbiausia tarnystė, pirmoje eilėje pati svarbiausia tarnystė yra tarnystė šventam viešpatės vardui. Tai yra, kai mes tarnaujam šventam viešpatės vardui, tai yra kirtanam, kai mes atliekam džapą meditaciją, tai yra pati svarbiausia tarnystė, nes tuo metu ateina Krišna. Jisai ateina ir jeigu mes stengiamės ir mokomės kartoti džapą be įžeidimų, be aparatų, mūsų yra siekiamybė, mes kiekvieną dieną turim stengtis kartoti geriau. Ne tai, kad aš noriu, aš nenoriu, tai tingiu, atsikeli ryte ir galvoju, tai va, vėl džapą. Tai palaukit. Tai mes apie ką kalbam? Tai reiškia, aš nenoriu susitikti su Krišna? Dauguma žmonių, jeigu sutiktumėt gatvėje žmogų ir jeigu paklaustumėt, jeigu pradėtumėt kalbėti apie Dievą, žmogus sakytų, o tai tu Dievą matėjai? O tu žinai, kaip Dievas atrodo? O kas jisai toksai? Vaišnavai kiekvieną dieną susitinka su viešpačiu, kiekvieną mielą dieną, bet mesgi nesuprantam to. Mes antiek esam sąlygoti, kad mes nesuvokiam, kad mes turim pasimatymą su Krišna. Ir džapa mums tampa kančia, kaip pančiai, kaip grandinės ant mūsų rankų ir ant kojų, kurios supančia, iš tikrųjų supančia kas mus?
Mūsų protas tai yra maja, kuri visą laiką jinai atakuoja mus. Ir kas tada vyksta? Mes pamiršom patį brangiausią dalyką – Krišną. Krišna ateina pas mus. Kaip mes skambinam savo brangiam draugui ir kalbam telefonu, mes pasilgstam draugų, mes skambinam ir skambinam, ką mes sakom? Hari Krišna, priimk mano nusilinkimus, tu žinai, kaip aš tave stipriai pasilgau, kaip aš noriu su tavim pabendrauti, gal mes susitinkam ir taip toliau. Ir užsimesga pokalbis. Ir realiai tu tada suvoki, kaip tu pasilgai to bhakto, bet palaukit. Bet yra džapa meditacija. Šventų viešpatės vardų giedojimas. Tuo momentu, kai mes pradedam kartuoti šventus viešpatės vardus, mes paskambinam Krišnai ir Krišna pakelia ragelį. Ir jisai kalba su mumis. Bet mes nenorim to suvokti. Mes nenorim to suprasti. Jisai ateina pas mus. Žiūrėkit, kodėl būna, kaip pavyzdžiui, nežinau kaip jum, man yra buvo daugybę kartų, aš einu, pavyzdžiui, į Harinamą, taip? Žiūrint, kokio aš nuotaikoje ateinu į Harinamą. Jeigu aš ateinu nuotaikoje patenkinti Krišną ir aš galvoju, kaip aš noriu, Krišna, kad tu nors 1 milijonę mažą ten dalelytę, nors kažkiek pajustum tą nuostabų jausmą, aš noriu tau pasitarnauti, aš noriu kažką tau gero padaryti ir aš noriu labai tave pašlovinti. Ir tu pradedi giedoti, ir tu pradedi, kuo daugiau giedi, tuo labiau balse girdi tą tokį nuostabų jausmą. Ir jauti, kaip apima po truputį, ateina tas džiaugsmas viduj ir jauti tokią ekstazį. Ir jinai stiprėja ir stiprėja. Ir tuo momentu suvoki, viskas, man nieko nereikia, aš noriu būti čia ir dabar su Krišna ir aš noriu jam tarnauti. Ir kuo labiau galvoji apie nuotaiką, kaip tarnauti Krišnai, to Krišna labiau paima, atrodo, tave ir apglėbė. Ir tada jauti, kad viešpats šeitanė, jisai atėjo per Harinamą ir jisai yra čia dabar su mumis. Ir tas jausmas užsimesga ryšys su Krišna, būtent per šventus viešpatės vardus. Ar tu sėdi džapą kartoju, ar tu sėdi kažkur tai kirtano vakare, ar tu esi Harinamui. Ir Krišna yra su tavimi, jis yra čia. Ir aš jau paskambinau Krišnai ir užsimesgė pokalbį su Krišna. Ir jis yra kartu su mumis. Bet ne, įsijungia protas ir jisai pradeda. Nu ką tu čia fantazuoji? Nu kaip Krišna čia gali ateiti? Ne, nesąmonė, ne. Nėra čia jokios Krišnos. Bet tu viduj jauti ekstazį ir jauti džiaugsmą. Ir Krišna sako, aš čia esu, pajausk mane, aš čia esu. Paramatma tau pasako. Kiekvienam iš jūsų, kai jūs jaučiat džiaugsmą, Paramatma pasako. Ar jūs esat virtuviai, tarnaujate Krišnai ir jūs galvojat, Krišna, kaip aš noriu tave patenkinti, kaip aš noriu, šitas patiekalas, aš gaminu, kaip aš noriu, kad jisai būtų skanus, kad tau patiktų, kaip aš noriu, kad baktui, o tas tai baktas to ir to nevalgo, o jis negali to ir to, reikia kažką padaryti, kad ir jisai galėtų irgi paragauti ir pašlovinti galėtų tavo prasadą, o čia tai Krišnai tinka. Ir ta nuotaika, tai yra tarnystės nuotaika. Ir mes turim stengtis gyventi toje tarnystės nuotaikoje, nes tai yra pats didžiausias turtas. Tai yra turtas, kurį mes turim, nes milijonai žmonių šitam pasaulyje šito neturi. Ir mes kiekvieną kartą pamirštam. Ir aš pati būna atsikeliu ir galvoju, o Jėzus, kaip aš norėčiau dar pagulėti, ar 10, 5, ne, reikia keltis. Viskas reikia keltis, reikia įti darbo, taigi dar džapą reikia sukartoti. Ir tada Paramatma sako, džapą sukartoti, taigi tai yra džiaugsmas, džapą, aš turiu šventus viešpatės vardus, tai kokia aš esu turtinga, kokia aš esu laiminga, bet ne. Protas ten pradeda šnekėti, mąstyti ir nuveda mane kažkur tai į lankas. Tai kokia esmė yra šito posmo? Ką Prabhupada komentuoja, jisai mums parodo, kaip kūniška koncepcija mus gali nuvesti, ką daro protas. Ar protas yra mūsų draugas? Ar protas yra mūsų priešas? Ką mes turim išmokti? Mes turim išmokti kontroliuoti savo protą. Kad protas būtų draugas mūsų dvasiniai praktikui. Ir kad mes galėtumėm įsikvėpti. Įkvėpkimėm vienas kitą. Jeigu tu jauti įkvėpimą, įkvėp kitą baktą. Jeigu matai, kad jam yra sunku, jam nesigauna, jam džapą sunkiai kartojasi, nenoris nieko daryti, jėgų jis neturi. Pabūk su tuo baktu, pabendrauk. Perdauk savo tą nuotaiką, jeigu tu tik turi skonį ar turi tarnystės nuotaiką, perdauk tam kitam baktui, nes jam to reikia.
Ir Krišna bus laimingas. Krišna mato tai ir jisai labai džiaugiasi. Jo, kartais atrodo, arba, pavyzdžiui, prašai baktų, prašau palaimink ten tam ir tam, arba palaimink kitą baktą. Ne, kokiam aš esu lygi, ką aš galiu palaiminti. Bet tu gali, tavo pastangos ir noras, kad kitam baktui pasisektų, gali padaryti stebuklus. Nes Krišnai tai patinka. Krišnai patinka, kai mes mylim kitus baktus. Krišnai patinka, kai mes rūpinamės vienas kitu. Kiekvienas smulkmena, kiekvienas žestas yra svarbus. Jeigu tu matai kažkokiam baktui gal yra sunku, tiesiog prieik ir apkabink jį. Ir gal tai jam padės tuo momentu, jam bus labai gerai. Ir Krišna bus patenkintas, nes tai ir yra tarnystės nuotaika. Tai ir yra bakti, dalinkimės tą meilę. Ne tai, kad aš ten atsikėliau ir viską mechaniškai dariau. Tai jau šitą padariau, šitą padariau. Viskas, tai tada tą. Ir tas protas įsijungia, jis kažkur ten mus veda, klaidžia tais labirintais. Nes tai ir yra iliuzija ir visą laiką ta maja mūsų atakuoja. Ir neleidžia, stabdo mus. Tai va, klausykime Paramatmos, nes Paramatma jūsų širdį, jinai yra pabudusi. Įsivaizduokit, jie yra pabudusi, nes milijonai žmonių yra miegančio fazėje. Jų sąmonė miega. Taip kaip gyvūnų sąmonė miega. Jinai nėra pabudus. O bakto sąmonė, jinai jau yra pabudus. Ir jinai eina į priekį. Ir Paramatma, kuo labiau dedi pastangas, kuo stengiasi praktikuoti diena iš dienos, Krišna mato mūsų pastangas. Ir jeigu tu viską nugali savo kelyje, nesvarbu, kiek dalykų tu nugalėsi, Krišna mato ir tai vertina. Ir tai yra vertybė. Ir kiekviena diena, praktika, visa tai, ką mes darom, yra svarbu kiekvienam iš jūsų. Ir tai, ką jūs darot, kiekviena pastanga, kad jūs atsikeliat, kad jūs ateinat į Mangalaratį. Jeigu neatsikeliat į Mangalaratį, jeigu jūs ateinat į dievybių sveikinimą, matot viešpatį, viešpats mato jūs, tai yra daršanas, jūs parodot viešpačiui save. Ir viešpats yra patenkintas, kad jūs atėjot. Jeigu jūs ateinat ir jūs giedat guru pūdžą, viešpats irgi yra patenkintas, nes jūs patenkinat ačariją, tai yra didį baktą Šrila Prabhupada, tą, kuris atvedė mus į bhakti jogą. Nes Krišnai Šrila Prabhupada yra brangus. Ir kiekvieną kartą, Ramani, kai tu ateini čia ir kai tu giedi guru pūdžą, Šrila Prabhupada mato ir ten visatoje jau yra užfiksuota, jau yra viskas užrašyta, Ramani, tada ir tada giedoja Šrilai Prabhupadai ir darė tą ir tą, o Simonas tada ir tada gamino pusryčius, ne šiaip kažkam gamino pusryčius, bet pusryčiai buvo be prievartos ir pagaminti Krišnos baktams ir dar pagaminti viešpačiui. Ir atėjo Anantara ir pasiūlė tos pusryčius. Ir Krišna visą tai mato. Ir eglė iš kito miesto galo atvažiavo iš pačio ryte anksti atsikėlus, nesvarbu kokia bebūtų pavargus, atvažiavo į paskaitą ir sėdi ir klauso šitą paskaitą. Ir Krišna tai mato. Krišna tai vertina. Tai va, kiekviena mūsų pastanga, visa tai, ką mes darom, Krišna mato. Ir šito posmo esmė ir yra. Kadangi jau čia žiūriu, kad liko 5 minutės, tai dar pabaigai. Tai vat, ir Šrila Prabhupada čianai sako, kad gyvosios esybės prigimčiai yra nebūdingas materialias kančias ir kas gali palengvinti tas materialias kančias iš tikrųjų, apie ką aš kalbėjau. Visas kančias mums gali palengvinti atsidavimo tarnystė. Tiek, kiek mes atsiduodam Krišnai, tiek Krišna palengvina mūsų gyvenimą. Sakau iš savo patirties. Jeigu aš visą laiką stengiuosi galvoti apie Krišną, einu į darbą, kartoju džapą, važiuoju iš darbo, pasileidžiu Bhagavad Gita, einu ir galvoju, dabar reikės paskaityti Bhagavad Gita, reikia Šrimad Bhagavatam, o kaip tas bhaktas, o reikia tam parašyti, o taip. Ir jeigu tu užsisuki ir tavo protas visą laiką pasinėręs ir galvoja apie Krišną, Krišna atveria visas tavo galimybės. Jis suteikia visas sąlygas tarnystei. Viską gauni. Gerai, tai kadangi liko jau pas mus truputį nedaug minučių, gal turi kažkas papildymų ir klausimų. Trumpai vieną kokį klausimą atsakyčiau.
Taip. Per pusryčius? Ok. Ramani, gal turi kokį klausimą? Eglė? Per pusryčius. Gerai. Tvarkoj. Tai tada šiandien tiek, brangus bhaktai, ačiū visiems, kas klausėte. Šrimad Bhagavatam ki jai, Šrila Prabhupada ki jai, Gora Pramananda Haribol. Gerai, tai dar pagėdam Viešpačiui Nirsimhai. Namaste Narasimhaya. Прохлада, хлада дайне. Хиранья Кашипур Вакшаха. Шила Танкана Калае. Ито Нирсимха, Парато Нирсимхо. Ято, Ямитато Нирсимхо. Bahir Nirsimha, Irdahir Nirsimha. Narasimha Madim Sharanam Prapadim. Tava Kara Kamalavarina Kama Bhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tadu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hari Jai Jagadish Hari Jai Jagadish Hari Tava Karak Nirsimhadev. Jai Jai Nirsimhadev. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hari Jai Jagadish Hari Jai Jagadish Hari. Jai Jai Nirsimhadev. Jai Jai Nirsimhadev. Jaya Nirsimhadev, Jaya Nirsimhadev, Jaya Nirsimhadev, Jaya Nirsimhadev. Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jaya Bhakta Prahlada. Nirsimha Bhagavana ki, Srila Prabhupada, Gaura Pramananda Haribol.
Hare Krishna.